Atsakau į klausimą, kaip atsirinkti, ar mokytojas, dvasinis mokytojas yra melagingas, ar tikras tau skirtas mokytojas. Tai mano manimu, kad melagingi mokytojai, apsimetėliai neegzistuoja. Pagal tą dėsnį, kad šiame pasaulyje mes vieni kitiem esame mokytojai ir visi sutikti žmonės, įvairios situacijos, tai yra tai, ką mes turime pažinti, ko mes turime išmokti. Ir todėl visi sutikti žmonės yra mokytojai. Taip kaip mes vieni kitiem esam ir mokiniai kartu. Galbūt nereikėtų taip labai blaškytis ir bandyti savo atsakyti į klausimą, ar tas mokytojas yra tikras. Jeigu jis dėl kažkokių priežasčių traukia mus, norisi kažką sužinoti, pažinti, lai taip ir būna. Dar reikėtų nepamiršti, kad šiame pasaulyje visi žmonės vieni kitiems kažką parduoda. Vieni pardavinėja daiktus, maistą, kažkokius buities dalykus, materialius dalykus, kiti pardavinėja dvasinės žinias, pardavinėja praktikas, kurios mums suteikia kažkokias tai būsenas. Ir visas šitas pasaulis tai yra mainai, nes mums reikalinga pinigų energija ir mes tik taip ją galime gauti, tai yra mainydami kažką. Netgi jeigu žmogus tiesiogiai nesusijęs su pinigais, vis tiek jam yra reikalingas dėmesys, reikalingi kažkokie tai mainai su žmonėmis. Jis negali užsidaryti rūsy, visą savo gyvenimą iš jo neišlysti. Jam reikės maisto, jam reikės bendravimo, jam reikės mainų. Todėl nesitikėkim, kad egzistuoja kažkokie tai ypatingi dvasiniai mokytojai, kuriems nereikia mainų.